Sveiki visi, su jumis šiandien aš Gabija ir šiandien darau naują video. Ir čia yra mano pirmasis video rugsėjo mėnesį, tai yra rudenį. Iš tikrųjų tai pagerbkime dabar tai, kad mano ir visų šiaip daugumos tikriausiai vasarą tiesiog išplaukė dena ir jos nebėra. Kur jin dingo ir ką aš veikiau per vasarą, aš nežinau. Mano video bus back to school tag jau. Taip pat dabar pakalbėsiu apie mokyklą, tai ėjau į naują mokyklą, į naują klasę, žodžiu, mano klasė yra pati geriausia. Pirmas klausimėlis, dėl ko tu labai jaudinės ir dėl ko tu labai nori į mokyklą. Aš norėjau labai į mokyklą, nes norėjau susipažinti su žmonėm ir su naujais mokytojais. Nervavaus ir nenorėjau, tai dėl to, kad nenorėjau, kad baigtųsi vasara. Ir nenorėjau, nes kažkaip labai bijojau klasiokų. Ir ne dėl to, kad mano klasiokai blogi ar ten šiaip mane pasigavus sukirstų ten už kampo. Pykino širdį žiauriai einant prieš rytą į mokyklą. Koks tavo mėgstamiausias dalykas, kai rašiesi po back to school, tipo nuvarai ten jau kokią maksę, žinai, ir ten kaip dievas susirenki geriausius dalykus, ten pieštukus, printukus ir panašiai. O kai reikia mokyklą, paeini savaitę, net nenaudoji jų į pusmetį, jau net neberandi ten tų savo visų trintukų. Visi rūbų šopinimaisi, ten batai, viskas, nu, aš mergaitė, man patinka šopinti. Prisipirkau visko, ta prasme, ten pieštukų, trintukų, visko, kad turėčiau mokyklai, nes jis nenoriu pasirodyti nevykėlę prieš klasiokus. Kelintoj klasėj buvai, kai pradėjai naudoti makiažą. Wow. Šitas klausimas. Dabar aš noriu papasakoti mini istoriją, kaip aš atrodydavau 6 klasėj. Buvau kiečiausia vierchė savo mokykloje. Nebūdavo pudra. Ne pudra BB kremas, bet jis man būdavo gerokai per tamsus. Būdavo eyelineris, ilgesnis negu dabar esu pasidažius. Ir toks... Visą laiką antakiai būdavo, bet antakiai būdavo labai negražios formos, net nežinau, kas su mano antakiais būdavo. Jie kažkur dingę buvo tais metais, bet kažkur nuo 6-5 klasės. Ne, man atrodo nuo 6, bet tada 7 beveik nieką nebesidažiau ir taip kažkaip. Iš ko tu semiesi stilių, kai eini atgal į mokyklą, ten rūbai ir panašiai. Savim rengiuos, ką noriu. Ir, ta prasme, į miestą išėjus, tai dar normaliai yra, bet kai aš grįžtu atgal į mokyklą ir aš nuoširdžiai noriu pasakyti užuojautą savo būsimiem klasiokam, kurie žiūri dabar, tai aš einu į mokyklą apsirengus baisiausiais rūbais, buntrėnings. Koks tavo mėgstamiausias ateinantis atgal į mokyklą trendas? Kas man patinka iš trendinamų dalykų rudenį? Man labai patinka ta tokia garstyčių spalva, tokia geltona, tokia lyg oranžinė geltona. Taip pat dar patinka ta tokia burgundinė raudona, aulinukai, batai, šalikai. Aš labai mėgstu šalikus, tokį didelį, žinai. Man būdavo, kad vasarą ten ruošies, ten rudeniui, ten kada eisi su megztiniais ir panašiai. Bet kad aš vasarą vaikščiau su megztiniais, kur mėgsti apsipirkinėti atgal į mokyklą. Žinot, kiti būna apsipirkinėti kokiuose specialiuose parduotuvėse, ten dar kažkur ten... Aš į Maksimą nuėjau. Typ E. Koks mėgstamiausias tavo parduotuvės atgal į mokyklą rūbų šopinimaisi? Zara kartais kokią užeinu, ten New Yorkeris, ten Hausas, žinot, tos tokias basic. Ar tu nešiosies kuprinę ar tašę? Bent jau dabar, kai aš mėgstu daug ką nešiotis ir man su tašė ten eiti taip, kaip nors ten, žinot, kaip babutės iš turgaus eina ten pasiėmusios su tašėlioku, nu ne. Rankinė vilktis, kurioj belia kiek knygų. Ne, tikrai kuprinė ir kuprinė mano. Kiek tavo 3 grožio ten dalykai? Sanitizerį rankų. Visą laiką. Tad turiu gumytę ir turiu ausinės, bet ausinės kažkur nukišau ir kažkurioj kuprinė yra, nes tų kuprinių pas mane pilna. Tai va, tie 3 dalykai pas mane visą laiką yra kupriniai. 3 dalykai tipo iš makiažo ir panašiai. Nešiojuos vazeliną. Jeigu tai eina į grožį, jo, tikriausiai. Antakių želė, jeigu reikėtų pasitvarkyti. Ir, man atrodo, tušą. Ne, tų ausų krapštukų, jeigu ką reikėtų. Kokia šukuosena tu varai į mokyklą? Tai būna palaidais arba surišta kase, daugiau, nežinau. Dar kartais tuos susipinu.
driežiukai, kaip jie vadinasi. Drakonai, driežiukai, mėžiukai, nežinau kokie ten tie dalykai yra, bet tos kasytės. Makiažą naudoju atgal į mokyklą. Mokyklą einu nesusirast savo gyvenimo vyrą, santakius, kad neatrodyčiau kaip, ką žinau, žmogus, kuris neturi antakių, nes pas mane jų nėra. Ir blakstienas. Jeigu ten atsiranda koks spuogas, ten užsimaskuoju, arba jeigu nemegojau visą naktį, užsimaskuoju paakius. Bet šiaip aš makiažą, ten kažkokių vakarinių makiažą aš nesidarau. Koks tavo go-to rūbas arba aksesuaras? Go-to rūbas yra visokie megztiniai tokie biški per dideli, nes pas mane visi rūbai beveik per dideli. Ir džinsus aksesuaras, tai pakabukas koks arba va, apyrankės turiu kelias, tai va jos va visą laiką su manim. Toks tas buvo mano mini tagas ir mano mini nusikalbėjimas, taigi visi like, subscribe, prenumeruokit. Gerų jums ateinančių mokslo metų, gerų pažymių, daug draugų ir ten žinot, kad nebūtų jokių dramų, tokių, dėl kurių aš išėjau iš savo senos mokyklos. Ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvau aš, Gaucė.